Liepos 2 paryčiais Rusija paleido į Kijevą 74 raketas ir beveik 500 dronų. Tai buvo vienas didžiausių bombardavimų, kokius Ukrainos sostinė matė nuo šio karo pradžios. 30 žmonių žuvo. 52 tūkstančiai žmonių praleido naktį, slėpdamiesi metro stotyse, klausydamiesi, kaip miestas griūva viršuje. 4500 iš jų buvo vaikai. O ar žinote, ką Putinas padarė kitą dieną? Jis pasirodė Rusijos televizijoje ir įsakė tęsti atakas. Tačiau yra vienas dalykas, kurio jis nežinojo. Ukrainiečių atsakas jau buvo prasidėjęs dar prieš pakylant pirmajai jo raketai. Per artimiausias 72 valandas taikiniai Rusijos viduje pradėjo degti. Vienas po kito, tokiose tolimose vietose, kad niekas Rusijos pusėje net neįsivaizdavo, jog juos būtų galima pasiekti. Tačiau keisčiausia buvo ne tai. Keisčiausia įvyko po 3 dienų, kai Vladimiras Putinas padarė tai, ko joks lyderis nedaro, kai laimi. Ir jis tai padarė prieš kameras. Bet kad suprastum, kokio masto buvo jo poelgis, pirmiausia turiu parodyti, ką darė Ukraina, kol Kijevas degė. Pradėkime nuo atakos nakties. Ukrainos oro pajėgos suskaičiavo, kas atskriejo dangumi. 24 balistinės raketos Iskander, 4 hipergarsinės raketos Cirkon ir dar 42 kitų tipų raketos. Kartu su jais 496 dronai. Kai kurie nešė tikrus sprogmenis, kiti buvo tušti, o radare visi atrodo vienodai. Todėl priešlėktuvinės gynybos operatoriai turi vos kelias sekundės atspėti, kurie yra netikri. Ukraina numušė didžiąją daugumą dronų. Ji tai daro gerai. Ji tapo gera per 4 metus praktikos. Problema niekada nebuvo dronai. Problema yra balistinės raketos. Ir jei tiksliai nežinote, kas yra balistinė raketa, tai paprasta. Pažiūrėk į jos trajektoriją. Dronas skrenda žemai ir lėtai. Gali jį vytis. Sparnuotoji raketa skrenda tiesiai, kaip lėktuvėlis. Daugelis ginklų gali ją numušti. O balistinė raketa veikia kitaip. Jis pakyla labai aukštai, beveik iki kosmoso ribos, o tada beveik vertikaliai krenta žemyn ant tavęs, daugiau nei 3000 km/h greičiu. Žiūrėk, Ukraina turi tiksliai 2 sistemas, galinčias numušti balistinę raketą. Patriot, kuris yra amerikietiškas, ir SAMP-T, kuris yra europietiškas. Ir abi šios sistemos priklauso nuo raketų perėmėjų, kurių kiekviena kainuoja milijonus dolerių. O dar blogiau, ne viena jų šiuo metu nėra prieinama Ukrainos sandėliuose. Jos yra visai kitur, sąjungininkų sandėliuose. Taigi, įsivaizduokite, kad esate Ukrainos vadas. Galite praleisti artimiausius metus maldaudami perėmėjų, kurių visame pasaulyje nėra pakankamai. Arba galite daryti ką nors kitą. Jei negalite numušti strėlės ore, taikotės į lankininką. Ir štai dalis, kurios Putinas nesitikėjo. Kol jis įsakė surengti daugiau atakų prieš Kijevą, Ukraina jau ėmėsi veiksmų. Kampaniją buvo įsakęs Zelenskis prieš kelias savaitės. Ir sostinės bombardavimas net nesutrikdė grafiko. Ukraina nereagavo. Ji jau buvo pradėjusi. Pirmasis taikinys buvo lėktuvai. Okupuotame Kryme yra karinis oro uostas, vadinamas Saki. Iš ten kyla naikintuvai, kurie bombarduoja pietų Ukrainą. Garsieji Su-30 ir Su-24. Fronto bombonešiai laikomi sustiprintose angaruose. Liepos 1 paryčiais Ukrainos karinės žvalgybos dronai įskrido į tą oro uostą. Tai, ką dabar matote, yra vieno iš jų borto kameros vaizdas. Atkreipkite dėmesį į vaizdą. Ji yra vienspalvė, beveik naktinė. Dronas leidžiasi ir skrenda žemai virš tako. Asfalto juostos slysta po juo. Ir tada pasirodo taikinys. Karinis orlaivis stovi ant aikštelės. Aplinkui nėra nė vieno žmogaus. Dronas įsibėgėja.
Balta taikiklio žyma užsifiksuoja. Atkreip dėmesį į tai, kas ekrane pasirodo geltona spalva. Nėra ryšio. Tai patvirtinamas pataikymas. Dronas nustoja egzistuoti tą pačią akimirką, kai rusų lėktuvas nustoja skristi. Ir tokiu būdu tą naktį buvo pataikyta į 7 angarus. Ukrainiečiai teigia, kad buvo sunaikinta mažiausiai 7 orlaiviai. Palydovinės nuotraukos patvirtina, kad slėptuvės buvo suniokotos, o durys nuplėštos. Ir po 2 dienų jie sugrįžo. Jie vėl smogė Sakį. Ir taip pat Chvardyskės oro uostą. 2 kartus per tą pačią savaitę. Tuose pačiuose oro uostuose. Tačiau lėktuvai buvo tik pradžia. Kol angarai degė Kryme, Ukrainos dronai paliko visą pusiasalį be elektros. Per 48 valandas buvo smogta 16 elektrinių. Visos okupuotos Krymo teritorijos liko be elektros. Ir tą pačią savaitę 3 amunicijos sandėliai. 2 karinės logistikos tiltai. Geležinkelio tiltas per Šiaurės Krymo kanalą naudotas amunicijai gabenti į frontą. Ir kitas per Kalką upę su 3 sugriuvusiais tarpsniais. Per 8 dienas Ukrainos dronai sunaikino 50 energetikos centrų Kryme ir okupuotose pietuose. O Liepos 4-ąją Ukraina smogė dar giliau. Dar daug giliau. Ukrainos dronai smogė Sankt Peterburgo naftos terminalui. Kad suprastumėte šio įvykio mastą, Sankt Peterburgas yra 2 pagal dydį Rusijos miestas. Jis yra 900 km nuo Ukrainos kontroliuojamos teritorijos. Tai vienas labiausiai saugomų šalies miestų. Ir tai yra Vladimiro Putino gimtinė. Terminalas užsidegė keliose vietose vienu metu. To naktį virš regiono buvo numušti 72 dronai. Tai reiškia, kad daugelis kitų nebuvo numušti. Vienas dronas nukrito Peterhofo parko ir rūmų teritorijoje. Carų vasaros rezidencija. Ir po 2 dienų įvyko giliausia viso karo ataka. Ten bomba. Šį vaizdo įrašą, kurį dabar matote, nufilmavo moteris. Tikriausiai savo namų kieme, laikydama telefoną rankoje, kažkur Sibiro viduryje. Tai, kas dega fone už jos tvoros ir daržo, yra Omsko naftos perdirbimo gamykla. Ji perdirba daugiau nei 20 milijonų tonų naftos per metus. Ir tai buvo paskutinė didelė Rusijos naftos perdirbimo gamykla, kurios Ukrainos dronai dar nebuvo pasiekę. Omskas yra už 2500 km nuo Ukrainos. Taip, jūs teisingai išgirdote. 2500. Vienintelis dalykas, kurį ta moteris sugeba pasakyti, kai tai pamato, yra keiksmažodis. Dabar sudėk viską, kas įvyko per savaitę. 7 angarai ir 7 lėktuvai Sakyje. Antra ataka tuose pačiuose oro uostuose. 16 elektrinių Kryme ir visa pusiasalis liko tamsoje. Naftos terminalas Putino gimtajame mieste liepsnoja. Ir paskutinė nepažeista Rusijos naftos perdirbimo gamykla dega Sibire. Už 2500 km. Vien birželį Ukraina smogė 11 naftos perdirbimo gamyklų, 7 degalų logistikos bazėms ir 8 Rusijos karinio komplekso įmonėms. Kad įsivaizduotumėte, pasak Zelenskio, per pastaruosius metus padaryta žala siekia 40 milijardų dolerių. Ir tai parodo kai ką svarbaus. Tai nėra vien tik kerštas. Kerštas yra tai, ką darai akimirkos įkarštyje. Tai yra kampanija. Ir ji vyko dar prieš bombarduojant Kijevą. O šio poveikio pačioje Rusijoje paprasti rusai jau nebegali apsimesti jo nematantis. Tam bomba! Daugiau nei pusėje iš 83 šalies regionų šiandien trūksta kuro.
Kiekvienam automobiliui skiriama nuo 20 iki 30 litrų kuro. Degalinės teikia pirmenybę valstybės tarnautojams ir skubios pagalbos tarnyboms. Sibiro mieste, vadinamame Čita, eilė prie degalinės tapo tokia ilga, kad kelių policija turėjo būti iškviesta, jog atlaisvintų greitkelį. O tai buvo Rosneft degalinė. Rosneft – Rusijos valstybinė naftos bendrovė. Vairuotojas, kuris filmuoja, rusiškai sako, kad net pravažiuoti keliu tapo neįmanoma. ДПС приехали разруливать. Даже проехать по дороге невозможно. Ir pažiūrėkite į šią detalę. Toje pačioje eilėje įstrigę ir Kinijos krovininiai sunkvežimiai vykdantys tarpvalstybinę prekybą. Net logistika tarp Kinijos ir Rusijos taip pat sustoja. Okupuotame Kryme viešas degalų pardavimas net buvo uždraustas. Kadangi Rusijos vyriausybė uždraudė žmonėms pildyti kanistrus degalinėse, jie pradėjo taip daryti. Ką jūs matote? Žmonės pjauna savo automobilio kėbulą. Rankomis išpjauna skylę galinėse durelėse su sulankstytais ir surūdijusiais metalo kraštais, kad galėtų įkišti degalų pistoletą ir perpumpuoti benziną į kanistrus, paslėptus automobilio viduje. Daugybė automobilių, daugybė degalinių, o degalinės darbuotojai padeda. Tai nėra pavienis vieno nevilties apimto žmogaus atvejis. Tai metodas, kuris paplito ir jis turi įspūdingą detalę. Ar galite įsivaizduoti, kiek Rusijos naftos perdirbimo šiuo metu yra sustoję? Ukrainiečiai kalba apie 43%. Nepriklausomi analitikai yra atsargesni ir kalba apie maždaug trečdalį. Paimkime mažiausiai iš jų. Trečdalis vienos didžiausių naftos galiūnių pasaulyje perdirbimo pajėgumų buvo sunaikinta dronais. Rusija šiandien importuoja benziną. Iš Indijos, laivu. Iš Kazakstano, iš Baltarusijos. Ir pats Putinas viešame pareiškime pripažino, kad išpuoliai sukelia kuro trūkumą. Jis pavadino šį trūkumą nekritiniu. Bet žinau, kad šiuo metu daugelis gali galvoti apie vieną dalyką. Jei Rusija yra tokioje padėtyje, kodėl ji vis dar žengia į priekį? Ir iš tiesų ji žengia į priekį, tik viename mieste. Ji vadinasi Kostentinivka. Ji yra rytų Ukrainoje ir priklauso įtvirtintų miestų linijai, kuri palaiko visą Ukrainos gynybą Donbase. Įsidėmėk šį pavadinimą, nes netrukus suprasi, kokią kainą Rusija už ją moka. Prieš invaziją ten gyveno 67 000 žmonių. Kostentinivka gamino stiklą. Langai, buteliai, veidrodžiai. Šiandien liko apie 2500 žmonių. Beveik visi jie pagyvenę. O šių metų gegužę Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas davė interviu Kinijos žiniasklaidos grupiai. Lavrovas sakė, kad Rusija nenaudoja visų priemonių, kurias galėtų naudoti. Ir jie nenori padaryti pernelyg didelės žalos teritorijoms, kuriuose iš esmės gyvena tos pačios kilmės žmonės. Tos pačios kilmės žmonės. Praėjus 6 savaitėms po šio pasakymo, Ukrainos dronai nufilmavo, kas vyko Kostentinivkoje. Tai, ką matote, yra sunkios valdomosios aviabombos krentančios ant miesto. Pirmasis sprogimas pakelia juodų dūmų stulpą, primenantį grybo formą. Po to seka dar viena. Ir tam tikrų momentų 2 stulpai pakyla vienu metu skirtingose miesto vietose, nes 2 bombos nukrito tuo pačiu metu. Tai yra teritorija, kurioje, pasak Rusijos ministro, gyvena jų kilmės žmonės. Taigi taip, Rusija žengia į priekį. Dabar leis man parodyti, kiek kainuoja šis veržimasis. Ir skaičiai, kuriuos tau pateiksiu, nėra iš Kyjivo. Jie yra iš 2 Amerikos tyrimų centrų, kuriais remiasi visa vakarų spauda. Šių metų birželį Rusijos pajėgos užėmė 30 kvadratinių kilometrų visoje fronto linijoje. Praėjusių metų birželį jos užėmė 481. Dabar paskaičiuok kartu su manimi. Rusijos armija šiandien žengia 16 kartų lėčiau nei prieš metus,
ir už kiekvieną užimtą kilometrą sumoka 19 kartų daugiau žuvusiųjų. Ir tai dar ne viskas. Tas miestas, kurį prašiau tavęs įsidėmėti, Kostiantynivka, vienas pats atsakė už 77% visko, ką Rusija užėmė visame fronte birželį. 77% visos armijos laimėjimų mieste, kuris gamino stiklą. O Kostiantynivkoje rusai vidutiniškai per dieną pasistumė 50 metrų. 50 metrų. Žmogus, einantis lėtai, 50 metrų nueina per 40 sekundžių. Ir tam, kad užimtų tuos 50 metrų per dieną, Rusija tame mieste sutelkė 6 skirtingų armijų karius. Ar žinote, kokia buvo vieno mėnesio kaina? 12 800 rusų transporto priemonių ir kuro cisternų buvo sunaikinti šių metų birželį, palyginti su 3400 pernai. Beveik 4 kartus daugiau. 60 000 rusų dronų sunaikinta šių metų birželį, palyginti su 4500 pernai. 13 kartų daugiau. Ir yra vienas dalykas, kurio jie nepripažįsta. Ukrainiečiai taip pat surengė kontrataką tą mėnesį, atsimdami dalį prarastų teritorijų. Ir kai viską suskaičiuoji, analitikai daro tą pačią išvadą. Iš esmės, Rusija birželį baigė turėdama mažiau teritorijos nei pradėjo. Ir būtent tokiame kontekste įvyko keisčiausias visos tos savaitės dalykas. Liepos 3 naktį Vladimiras Putinas pasirodė vilkėdamas maskuojamąją karinę uniformą. Jį pasitiko generolas Valerijus Gerasimovas, Rusijos generalinio štabo vadas. Buvo sakoma, kad tai buvo priešakinė vadavietė, netoli fronto linijos. Gerai įsižiūrėk į tai, ką matai. To koridoriaus sienos ir lubos visiškai padengtos maskuojamuoju tinklu. Maskuojamasis tinklas skirtas paslėpti daiktus nuo tų, kurie žiūri iš dangaus. Iš lėktuvo. Iš palydovo. Ir tai ten kabo uždaro koridoriaus viduje, kurio ne vienas lėktuvas niekada nepamatys. Apšvietimas yra tolygus ir niekur nesukuria aštrių šešėlių. Grindys yra lygios ir tolygios. Ir garse nėra jokios artilerijos. Nėra vėjo. Nesigirdi jokio garso iš to, kas iš tikrųjų vyksta. 100 kilometrų nuo ten. Džeimstauno fondas apibūdino tą vietą kaip keistai dekoruota vadavietė. Ir ten viduje vilkėdamas uniformą, Putinas paskelbė, kad Rusijos pajėgos visiškai užėmė Kostiantynivkos miestą. Rusijos vyriausybė tai pavadino svarbiu strateginiu laimėjimu. Ir Rusijos socialiniuose tinkluose pradėjo plisti nuotraukos, kuriuose virš griuvėsių iškeltos vėliavos. Tai, ką dabar matote, yra viena iš tų nuotraukų. Tai rusiško drono vaizdo įrašas. Ant sudegusio pastato fasado kabo didelė vėliava ir dar 2 mažos įsmeigtos tarp griuvėsių. Ekrane esantis tekstas rusų kalba nurodo vietą. Kostiantynivka, Krasnigorodoko rajonas. Rajonas. Nuotraukoje nėra karių, nėra šarvuočių, nėra užimtos Ukrainos pozicijos. Yra griuvėsių ir yra vėliavų. Tačiau tiesa yra kita. Miestas nebuvo užimtas. Ir tai sako ne Ukrainos vyriausybė. Karo studijų institutas vertina, kad rusai užima arba yra įsiskverbę į maždaug 37% miesto. O 37% dar nereiškia, kad miestas užimtas. Toli gražu ne. Bet dalis, kuri iš tikrųjų sugriauna šią istoriją, yra kita. Nes Rusijos karinių tinklaraščių autoriai paneigė Putino žodžius. Semjonas Pegovas, kuris valdo Rusijos karinį kanalą su 750 000 sekėjų, pranešė, kad kovos tęsiasi. Ir Pavelas Gubarevas, kolaborantas, dirbantis Rusijos valdžios institucijoms, pavadino šį pranešimą per ankstyvu. Jis sakė, kad Putino generolai tikriausiai įsivaizdavo miesto užėmimą dar prieš jam įvykstant. Ir tik tada paskelbė apie tai. Karo studijų institutas nuėjo dar toliau.
Įvertino, kad Putinas tikriausiai tyčia surežisavo tą naktinį susitikimą. Jis tai padarė tam, kad paveiktų vakarų spaudos nušvietimą prieš Liepos 4 šventę Jungtinėse valstijose. Ir atskleidė dar vieną dalyką. Dalis tų vaizdo įrašų, kuriuose Konstantinivkoje keliamos Rusijos vėliavos, tikriausiai buvo suklastota naudojant dirbtinį intelektą. Tačiau yra viena detalė tame susitikime, kuri atskleidžia daugiau nei pati melagystė. Toje pačioje susitikimo filmuotoje medžiagoje, kurioje Putinas vilki uniformą, Rusijos generolas pats prezidentui pranešė, kad jie nesugeba sustabdyti Ukrainos atakų prieš naftos objektus. Putinas tai išklausė ir atsakė, kad kuo daugiau priešas puls, tuo Rusija turės sukurti didesnę saugumo zoną. Kitaip tariant, tame pačiame kambaryje, tą pačią dieną, prieš tas pačias kameras, Rusijos prezidentas paskelbė apie pergalę, kurios nebuvo. Ir išgirdo generolą sakant, kad jie nesugeba sustabdyti dronų, kurie degina šalies naftos perdirbimo gamyklas. Viena iš šių dviejų dalykų buvo parodyta Rusijos televizijoje, kita ne. Ir dabar pabaigai liko paskutinis žingsnis. Zelenskis nuolat prašė amerikiečių vieno konkretaus dalyko. Ir jis jau neprašė daugiau raketų. Jis prašė leidimo Ukrainai gaminti savo pačios perėmimo raketas šalies viduje. Ir NATO viršūnių susitikime Turkijoje, sėdėdamas akis į akį su juo, Amerikos prezidentas Donaldas Trumpas sutiko. Taigi vienas iš dalykų, apie kuriuos kalbėsime, yra tai, kad jūs gausite, mes suteiksime jums leidimą gaminti Patriot raketas. Tai labai šaunu, tiesa? Tokiu būdu jūs negalėsite skųstis, kad neduodame pakankamai. Aš sakyčiau, pasidarykite patys. Mes dar nepranešėme įmonėje apie tai, bet viskas bus gerai. Žinote, esu tikras, kad jie bus sužavėti. Bet žinote, jums pavyks tai sutvarkyti. Dauguma šalių to nesugebėtų padaryti. Jei aš tai pasakyčiau daugumai šalių, jie nesuprastų, apie ką aš kalbu. Jei tai pasakyčiau daugumai šalių, jie nežinotų, apie ką aš kalbu. Bet tai labai išradinga grupė. Jis ten pat vietoje paskelbė tai, niekam iš anksto nepranešęs. Net ir įmonė gaminanti raketas. Pagalvok, ką tai reiškia. Ukraina, iš šalies, kuri maldauja amunicijos, tampa šalimi gaminančia pažangiausią vakarų pasaulio oro gynybos ginklą. O Rusija iš kitos pusės importuoja benziną. Grįžkime prie tos moters, tikriausiai savo kieme Sibire. Ji nėra kareivė, tikriausiai niekada gyvenime iš tikrųjų nebalsavo. Galbūt ji palaiko karą, galbūt ne. Galbūt ji išmoko tiesiog negalvoti apie tai, kaip daro dauguma žmonių, kai galvoti kainuoja per daug. Ir ji stovi ten, tarp tvoros ir daržo, filmuodama degančią naftos perdirbimo gamyklą savo telefonu. Ir vienintelis dalykas, kurį ji sugeba pasakyti, yra keiksmažodis, nes tai neturėtų vykti. Omskas yra už 2500 km nuo Ukrainos. Ir tai buvo paskutinė didelė Rusijos naftos perdirbimo gamykla, kurios dronai dar nebuvo pasiekę. Tai yra imperijos užkampis. Kai Putinas pradėjo šį karą, jis rusams davė nerašytą pažadą. Jis nebuvo užrašytas jokioje kalboje, bet visi puikiai suprato. Karas vyks toli su kitų vaikais, o jūs čia nieko nepajusite. Šis pažadas baigėsi. Baigėsi, nes šiandien daugiau nei pusėje Rusijos regionų yra eilės prie degalinių. Nes žmonės pjauna savo automobilių kėbulus, kad galėtų kaupti degalus. Ir todėl, kad šalies prezidentui teko apsivilkti karinę uniformą ir įžengti į koridorių su viduje kabančiu maskuojamųjų tinklu, kad paskelbtų apie miestą, kurio jis neužėmė. Tai yra tas dalykas, kurio ne vienas lyderis nedaro, kai laimi. Ir štai čia aš noriu sužinoti jūsų nuomonę. Po visko, ką matėte šiame vaizdo įraše, ar manote, kad Putinas vis dar kariauja šį karą, nes turi vilties laimėti? O gal jis bijo to, kas jam nutiks tą dieną, kai pripažins, kad nelaimėjo? Parašykite komentaruose, ką apie tai manote. Ačiū, kad žiūrėjote. Iki kito vaizdo įrašo.